Esu Saulius Bagdonas. Ir jau 5 metus vedu renginius. Įvairiausius renginius esu vedęs. Nuo kalėdinių renginių, įvairiausių vasaros komandos formavimo renginių, netgi vestuvių. Dažniausiai jie kalba, kad jie nėra susicementavę, nėra susilipdę. Žmonės pastebi, kad liktai yra žinomi bendri tikslai, bet jie kažkodėl yra nesiekiami. Žmonės nekomunikuoja, žmonės vienas kitą nepažįsta. Pirmas dalykas, žmonės gali per komandos formavimą labiau vienas kitą pažinti. Žmonės, kas be ko džiaugiasi įmonė, nes geriau praleidžia laiką kartu, vienas su kitu. Žmonės gauna nemokamų užduočių, pramogų, jie daugiau sužino. Aš manau, tik tokiuose dalykuose tu pažinsi kolegą, o ne pirti prie alaus bokalų. Oi, dabar iš tikrųjų labai daug įspūdžių, nes kažkaip tas ėjimas užrištom akim tai buvo labai rimtas išbandymas. Baisiausia galbūt buvo tas akių užrišimas, ta tamsa pačioje pradžioje, nes nežinai, kur eini, nežinai, ko tikėtis, bet iš tikrųjų praėjus vos 10 žingsnių pajauti, kad šalia einantis žmogus, jisai tikrai jaučia tave, jisai jaučia kelią, jisai mato ir tu tiesiog aklai pasitiki juo. Šalutinis poveikis. Pasitikėjimas savimi didesnis, pavyzdžiui, didesnė galimybė bendrauti, geresnis pojūtis. Tai tikrai yra labai nuostabus dalykas.